Šitoje pamokoje pakalbėsim apie masyvus. Visų pirma, gal išsiaiškinkim, kas tie masyvai. Taigi, masyvas yra duomenų struktūra, leidžianti saugoti vienoje vietoje daug to paties tipo kintamųjų. Tai yra sveikųjų skaičių, realiųjų skaičių, kažkokių tai žodžių, tekstų ir panašiai. Taigi, programavime iš tikrųjų bus labai dažnai naudojami masyvai. Ir dabar gal bandykim pasižiūrėti, kaip jie apsirašo. Taigi, iš esmės tai yra tie patys kintamieji, kaip ir anksčiau, tik tiek, kad jie gali laikyti ne vieną skaičių, ne vieną raidę ar žodį, o daug to paties tipo reikšmių. Ir jie apsirašo labai panašiai kaip įprasti kintamieji, tai yra tipas, pavadinimas. Ir toliau yra laužtiniai skliausteliai, kurių viduje nurodom, iš kiek dalių susidarys būtent tas masyvas. Tarkim, iš 10 dalių, ar ne? Tai ten galėsim patalpinti 10 kažkokių skaičių, sveikojo tipo skaičių. Nežinau, gal masyvą galėtumėm palyginti kažkiek tai su traukiniu, ar ne, kur ten yra daug vagonų ir kiekvienam vagone mes vis kažko to paties tipo duomenis, tarkim, vežam, ar ne, vienas traukinys veža naftą, kitas anglis, trečias keleivis ir taip toliau. Taigi, pavyzdžiui, su keleiviais, ar ne, pirmam vagone važiuoja 5, tai ir lygiai tas pats ir masyve. Pirmoji vietoje parašytumėm 5, antroji 10 ir taip toliau. Taigi, čia, kad šiek tiek būtų lengviau suprasti, kaip tą masyvą reiktų įsivaizduoti, sprendžiant uždavinius. O čia vienas iš masyvo aprašymų. Taigi, kaip sakiau, tipas, vardas ir kiek yra jame išskirta vietų. Sekantis būdas, kaip galima aprašyti, tai būtų kažkoks tipas, vėl gal šį kartą pats, int, ar ne, vardas. Ir skliaustelius tuščius galim palikti tada, kai mes jau žinom, kokie skaičiai bus, pavyzdžiui, 5, 6, 2, 4. Taigi, šitas užrašymas reiškia, kad masyvas sudarytas iš 4 skaičių ir pradinis yra 5, sekantis 6, 2, 4. Vėl ką gal reiktų iškart pasakyti, kad C++ ciklai prasideda ne nuo vieneto, o nuo nulio. Tai yra nulinis elementas, pirmasis elementas ir taip toliau. Taigi šitoj vietoj paskutinis elementas būtų 9, ar ne? Nes pradedam nuo nulio, baigiam 9. Tai šitą irgi reiktų žinoti. Su aprašymais gal ir tiek, toliau kaip mes galim pasiekti šitos skaičius, ar ne, šitas reikšmes, arba kaip galim užpildyti šitokį masyvą, kur dabar yra neaišku kokie skaičiai. Tai pakankamai lengvai. Tai bus vėl rašom masyvo pavadinimą, laužtinio skliaustelės nurodom kelintas masyvo elementas. Tai jeigu į patį pirmą laukelį rašysim, kaip sakiau, bus 0, ar ne, ir lygų skaičius. Nieko sudėtingo, ar ne? Toliau, kaip panaudoti masyvo kažkokius elementus skaičiuojant, tai, na, iš esmės lygiai tas pats. Pavyzdžiui, jeigu norim mes pirmo masyvo antrą elementą padaryti lygių su antro masyvo pirmuoju elementu, ar ne? Tai antrasis elementas bus 1, nu ir sekantis masyvas. Ir, kaip sakiau, su pirmuoju, tai 0. Tad tas pats užrašas mus nukreipia į antro masyvo pradinį elementą, ar ne, tai pradinę reikšmę, ir mes ją prilyginam šitam masyvo elementui. Taigi, su masyvais, ko gero, tiek, kaip sakiau, galim rašyti įvairių tipų duomenis ir tas pačius double ir char ir string ir taip toliau. Nu, kokie tik yra kintamųjų tipai,
tokius mes galime aprašyti ir masyvus. Taigi, tokia sausa teorija apie masyvus, kitą pamoką, ko gero, bandysim išspręsti jau uždavinuką su tais masyvais ir pamatysim, kaip jie veikia realybėje.